Thank you, Christian. So we will meet each other a bit later when we have a dedicated Q&A panel. Dėkui Kristianui, mes dar susitiksime, kai bus klausimų atsakymų sesija gale šiandien. O dabar paskutinė sesija prieš klausimus ir atsakymus. Taigi informacija susijusi su viešais pirkimais. Dabar norėčiau pakviesti, paraginti jūs nuskenuoti QR kodą. Nes po šių pranešimų bus diskusijų klausimų ir atsakymų ratas. Ir pirmiausia, norėčiau pakviesti Martin Žiblaus arba Rail AS pirkimų departamento vadovą. Po to kalbės Aiga Benfelde arba Rail AS pirkimų departamento vadovo pavaduotoja ir galiausiai Elina Saulė arba Rail AS pirkimų komandos vadovė. Sveiki, malonu kalbėti po Kristijano, kadangi jis jau daug pakalbėjo apie tai, kaip yra svarbu tinkamai pasirengti pirkimams. Aš galbūt tiesiog pratęsiu ir papasakosiu apie pirkimų planą 2023 metams, apie tai, kas vyksta šiuo metu ir kas yra planuojama 2024 metais. Taigi, turėjome gan sudėtingus ir veiklos pilnus metus. Aš pakalbėsiu labiau apie akcinės bendrovės pirkimus 2023 metais. Taigi, žvelgiant atgal į šių metų pirkimų veiklą, mes turėjome daug darbo, kalbant apie pagrindinės projekto veiklas, skirtas akcinėms bendrovėms. Ir čia reikia pakalbėti apie 12 skirtingų veiklų, kurias mums pavyko įvykdyti. Buvo paskelbta 14 naujų pirkimų ir per šiuos metus mums pavyko kartu su teisinių paslaugų pirkimais įgyvendinti 30 pirkimo veiklų. Buvo keletas pirkimų, kurie tęsiasi toliau iki metų pabaigos. Aš pristatysiu šiek tiek juos vėliau, jei kažkas susidomėtumėte. Kai kurios veiklos buvo šiek tiek atidėtos ir bus paskelbtos 2024 metų pradžioje. Kalbant apie tų 12 pirkimų, kuriuos minėjau, kuriuos mums pavyko įgyvendinti šiais metais, tai yra medžiagų tiekimo pirkimai, kalbant apie tokius dalykus kaip kelių kanalų, bėgių tvirtinimų, bėgių tarpiklių pirkimas. Dauguma šių veiklų jau yra beveik užbaigtos. Mes siekiame tai finalizuoti ir pasirašyti sutartis, kontraktus. Kaip matote, dauguma bus padaryta 2024 metų pradžioje. Sausį, vasarį, kovą. Ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra
eismo valdymo ir signalizavimo posistemių pirkimai vyks dėrybos ateinančių metų pradžioje. Ir toliau taip pat pakankamai svarbus yra elektroninių dokumentų valdymo sistema, kuri taip pat yra labai susijusi, kadangi į šią sistemą eina daugybė interfeisų su tiekėjais, su esamais kontraktais ir žinoma energetikos posistemio projektavimas ir statyba. Iš pirkimų, kurie šiuo metu vykdomi, noriu paminėti projektavimo pirkimą Lietuvoje ir paraiškų galutinis terminas bus paskelbtas metų pabaigoje, 24 pradžioje. O jeigu pasižiūrėtume į pirkimų planą šių metų, 23-ųjų, mums pavyko pradėti naujus pirkimus, daugmaž laikantis numatyto grafiko. Toliau matome, yra taip pat pirkimai, kurie yra gera galimybė galbūt rinkos dalyviams, kurie dar bus paskelbti šiais metais. Ir vienas, kurį noriu būtent paminėti, yra projektavimo konkursas, projektavimo pirkimai nuo Rygos oro uosto. Ir kaip matote, keletas iš šių pirkimų yra numatyti metų pabaigai, ir jie greičiausiai perės į 24 metų pradžią. Jeigu pasižiūrėsime į kitų metų pirkimų planą, tai yra tokia gan indikatyvi informacija. Dauguma šių pirkimų yra susijęs su operaciniais poreikiais ir apima sutartis, kurios greitai baigsis ir dėl to mums reikia pasirašyti naujas. Ir norime, kad tiekėjai turėtų galimybę iš tikrųjų toliau tęsti darbą ir gauti visą informaciją. Ji yra ir bus paskelbta oficialiai kitų metų pradžioje ir dėl to jūs tikrai galite stebėti visas galimybės būti Rail Baltica projekto tiekėjais toliau. Norėčiau paminėti keletą galimybių, kurios atsiras dar šį mėnesį arba gruodžio mėnesį. Kaip minėjau, detalus techninis projektas Rygos tarptautinio oro uosto projektui. Taip pat IT įrangai, tai yra ir kompiuteriai, ir produktų katalogai, atviras konkursas. Toliau labai specifinis pirkimas, tai yra projekto peržiūra ir tvirtinimo proceso tobulinimas. Prašau, kreipkite dėmesį tiekėjai, taip. Ir toliau vertimo paslaugos paskutinis. Noriu atkreipti visų dėmesį, kurie esate ar būsite mūsų tiekėjais, kurie dalyvavote, bet nebuvote pasirinkti. Netrukus bus galimybė pateikti grįžtamąjį ryšį ir mums iš tikrųjų tai yra labai svarbu, kalbant apie pirkimų procesą, kur jūs galite iš tikrųjų išreikšti savo nuomonę, ar
procedūros, procesai, komunikavimas jums pasirodė tinkamas, ar jis buvo sėkmingas, ar galbūt yra vietų, kur jūs siūlytumėte patobulinti. Tai mums iš tikrųjų yra labai svarbu, kad žinotume, kaip mums sekasi. Na ir jeigu jūs nepastebėjote, pirkimai šiuo metu laukia galimybės, jūs tikrai galite tapti Rail Baltica projekto tiekėjais ir tiesiog keletas momentų, patarimų galbūt, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, žvelgiant į mūsų visą projektą. Taigi stebėkite informaciją pateikiamą oficialioje svetainėje, taip pat ieškokite galimybių tapti subrangovais, kadangi visa informacija apie pasirinktas įmonės yra paprastai patiekiama ir jeigu jūs norite gauti detalesnius duomenis apie kontraktus, galite tikrai kreiptis į mus ir mes pasistengsime jums suteikti visą reikiamą informaciją. Kitas dalykas, kadangi projektas tikrai vyksta labai greitai, vis daugiau ir daugiau statybos pirkimų bus skelbiama ateityje ir visą tai taip pat galima rasti mūsų svetainėje, dėl to tikrai turėkite visą tai omenyje. Mano kolegos savo prezentacijose dar pristatys Latvijos teisės aktus prieš konkursiniai stadijai etapui, kokią veiklą mes taip pat vykdysime ir ką skelbsime. Prašau, atkreipkite dėmesį į tas detalės. Tai yra tikrai svarbu ir tai padės jums lengviau praeiti pirkimų procesą. Toliau, žmonės vis paklausia manęs, ko reikia sėkmingam pirkimui. Ir mano atsakymas paprastai yra paprastas. Tai yra žmonės ir komunikacija. Taigi, būtent dėl to norėjau pasinaudoti progą, padėkoti visiems kolegoms, dirbantiems pirkimo srityje, Rail Baltica projekte už jų puikų darbą. Dėkoju.